Sveiki visi, su jumis chemijos mokytoja Vita Volockienė. O šis mokomasis filmukas skirtas tik pradėjusiems mokytis organinės chemijos. Kalbėsiu apie organinių junginių formulės ir daugiausia apie jų pavadinimus, tai yra nomenklatūrą. Dar vienas labai svarbus dalykas, tai organinių junginių formulės. Pats paprasčiausias būdas, kaip galima užrašyti, tai tiesiog molekulinė formulė, iš kurios matome tik tais sudėtį, tai yra kiek ir kokių atomų yra organinėme junginyje. Kur kas daugiau informacijos atskleidžia struktūrinės formulės, kadangi čia ne tik matau, kiek ir kokių atomų yra junginyje, tačiau ir kaip jie tarpusavyje yra susijungę. Minusas tik tais tokių formulių, kad jas užrašyti užtrunka kur kas daugiau laiko. Tai yra šiek tiek paprastesnės sutrumpintos struktūrinės formulės, kur vis dar matome, kaip tarpusavyje susijungia yra anglies atomai, tačiau jau vandenilio atomai nėra atskirai išskirti. Sutrumpintos struktūrinės formulės gali būti užrašomos keliais būdais. Gali būti nededami brūkšneliai rodantis ryšį tarp anglies atomų, kartais netgi pasikartojanti dalis yra tiesiog apskliaudžiama ir nurodoma, kiek kartų, tarkim, CH2 grupė pasikartoja molekulėje. Na ir dar paprastesnis būdas, tai skeletinės formulės. Čia mes matome tik tais cheminius ryšius, o jungimosi kampuose yra anglies atomas. Tai iš tikrųjų linijos pačioj pradžioj, kampe kiekvienam ir pabaigoje yra po vieną anglies atomą. Tai vis dar C4H10. Tik čia jau nesimato nei vandenilio atomų. Jeigu būna sudėtyje molekulės deguonies atomas, tada jis yra irgi parodomas. Šiek tiek apšilom kojas, susipažinom su organinių junginių formulių sudarimu, o dabar keliaujam prie organinių junginių pavadinimų arba nomenklatūros. Tai ta nomenklatūra gali būti visokia. Gali būti trivialioji, gali būti racionalioji ir gali būti sisteminė. Visos jos apie tą patį, apie pavadinimų sudarimą, o kuogi skiriasi. Tai trivialioji nomenklatūra niekaip nesusijusi su sisteminiais kažkokiais dalykais ar taisyklėmis. Tai pavadinimai, kurie atsirado atsitiktinai. Kai kurie jų vis dar plačiai naudojami, tai tarkim skruzdžių rūgštis, todėl kad tą rūgštį išskiria skruzdės. Tų pavyzdžių galima aišku ir daugiau surasti, kuriuos mes naudojam, tarkim acto rūgštis, na ir taip toliau. Racionalioji nomenklatūra pagrįsta molekulių sandara. Jos trūkumas tas, kad pagal tas taisyklės galima pavadinti tik tais nedidelės molekulės. Ko jos didesnės, ko sudėtingesnės, ta racionalioji nomenklatūra jau neveikia. Apie ką aš kalbėsiu, tai apie sisteminę nomenklatūrą, kuri apibūdina junginio struktūrą ir dar vadinama UPAC. UPAC tai yra International Union of Pure and Applied Chemistry, tai yra tarptautinė bendrosios ir taikomosios chemijos sąjunga. Tai būtent ten tos taisyklių rinkinys ir buvo sudarytas. Pavadinimai sudaromi pagal ilgiausios grandinės pavadinimą. Na, žodžiu, apie visas tas taisyklės aš tuoj ir papasakosiu. Vis keliauju į kitų taisyklių, kalbant apie pavadinimų sudarimą, bet dar kol kas nepriėjom to taško. Tai pirmiausia, turiu truputį pasakyti tam tikrus dalykus, kad paskui jau galėtume aiškintis ir tas taisyklės ir kaip jas reikia taikyti. Tai vienas iš tokių dalykų, ką turiu pasakyti, tai terminas homologas ir homologinė eilė. Kas tai yra? Tai iš tikrųjų tai yra tos pačios klasės organinių junginių eilė, kurios gretimi arba šalia esantis narys skiriasi CH2 grupe. Tai tarkime turiu alkanus arba kitaip tariant sočiuosius angliavandenilius, apie kuriuos aš čia vis ir kalbu. Tai visa jų eilė yra alkanų homologinė eilė. Pirmasis narys metanas, paskui pridedu CH2, jau turiu etaną, dar pridedu CH2, propaną ir taip toliau. Iš esmės, vienas anglies atomas metanas, 2 anglies atomai etanas, 3 propanas ir taip toliau. Vis po vieną anglies atomą prisideda. Paprastai, jeigu tik pradėjus organinės chemijos mokytis, užtenka maždaug iki 7-8 anglies atomų ir alkanų pavadinimų žinoti, paskui reikia iki 10 prisiminti. Tai dar nonanas ir dekanas prisideda.
Homologas tai yra tiesiog tos homologinės eilės narys. Jeigu čia turėtume dvigubuosius ryšius, tai atitinkamai būtų alkenai, tai vėlgi visi nariai esantis toje eilėje būtų irgi homologai ir ta visa eilė būtų homologinė eilė. Ką dar turiu pasakyti? Tai kas yra pakaitas? Todėl, kad apie tai kalbėsim, tai kad suprastumėt, kas tai yra, tai aš šiek tiek ir papasakoju. Tai pakaitas yra, žodžiu, atomas ar atomų grupė, kurie vieną ar kelis vandenilio atomus pakeitė organinėme junginyje. Dažnai žymima R raide, jeigu bendrosios kažkokios formulės naudojamos, tai iš karto rodau vieną junginį ir pasakoju, kur čia tas pakaitas yra, o kas jau ne pakaitas. Pirmiausia, kadangi organinius junginius vadinant, rašant formulės, ką reikia padaryti, tai išsiaiškinti, kur yra ilgiausia grandinė ir ją laikome tarsi pagrindinė. Tai šituo atveju aš iš karto pilkai pažymiu tą ilgiausią anglies atomų grandinę, tai ji turi 4 anglies atomus, o tas išsišakojimas, sakykime taip, tai yra pakaitas. Kartais tai vadinama atšaka, kartais pakaitų, galima dar kažkokių rasti kitokių terminų, bet iš visais atvejais tai žymės tą patį. Nebūtinai tas pakaitas gali būti CH3, gali būti, jeigu didesnė molekulė ir CH3, CH2, gali netgi ir 3 anglies atomai būti tarsi pakaitas ir atitinkamai nuo tų alkanų pavadinimų ir tie pakaitai turi lygiai taip pat šaknį tą pačią. Ar ne? Tai jeigu turim metaną, tai jeigu pakaitas turi vieną anglies atomą, tai pavadinimas metil. Jeigu turime etaną ar ne, alkaną, tai atitinkamai pakaitas turintis irgi 2 anglies atomus bus etil, propil, butil gali būti. Tai kuo didesnė molekulė, tuo ilgesni ir tie pakaitai galimi. Tai va tokie pagrindiniai dalykai ir galiausiai keliaujam jau prie pačių organinių junginių pavadinimų sudarimo taisyklių. Kalbant apie organinių junginių pavadinimus ir jų sudarimo taisyklės, aš jau minėjau, ar ne, tą ilgiausią grandinę. Kas tai yra? Tai kuo sudėtingesnis ir didesnis tas organinis junginys, tuo sunkiau darosi nustatyti ilgiausią grandinę. Į ką reikia atkreipti dėmesį, ogi į tai, kur aš galiu ilgiausią grandinėlę, tai yra anglies atomų grandinėlę rasti, kurioje yra daugiausiai anglies atomų. Tai tarkim, žiūrint į tą junginį, kurį čia matote ekrane, ar ne, tai keli būdai, kur aš galiu tą ilgiausią grandinėlę rasti. Tai aš galiu įsivaizduoti, kad tiesėje esantis anglies atomai yra pagrindinė grandinė ir matau, kad tų atomų yra 1, 2, 3, 4. Lygiai taip pat aš galiu laikyti pagrindinę grandinę ir tą, kuri taip užlinksta į viršų, ar ne? Vis tiek aš matau, kad yra 1, 2, 3 ir 4 anglies atomai tarpusavyje susijungia. Ką aš dažniausiai darau ir kas yra vizualiai paprasčiausia, tai jeigu tik įmanoma ilgiausią grandinę arba pagrindinę grandinę imti tą, kuri yra tiesėje. Tada visi išsišakojimai aiškiau matomi ir mažesnė tikimybė suklysti, rašant pavadinimą. Antras etapas, jau išsiaiškinus, kuri ta grandinė yra ilgiausia, tai susinumeruoti kiekvieną anglies atomą esantį toje pagrindinėje grandinėje. Įprasta, aišku, dažniausiai norisi numeruoti iš kairės į dešinę, tai tą patį ir aš čia darau. Tiesiog pasižymiu 1, 2, 3, 4. Ir taip aš matau, kad turiu 4 anglies atomus, nesuklydau beskaičiuodama, tiesiog susirašau. Nebūtinai visais atvejais tik skaičiavimas iš kairės į dešinę. Gali būti ir taip, kad kai kuriais atvejais reikės skaičiuoti iš kitos pusės, tarkim 1, 2, 3 ir 4. Kaip žinoti, kuris skaičiavimas yra teisingas? O čia jau reikia atsižvelgti ir į tai, kurioje vietoje yra pakaitas. Tai yra tas išsišakojimas arba tarsi medžiuose ar ne nuo kamieno atsišakojusi šaka. Tai vienu atveju išsišakojimas arba pakaitas yra prie 3 anglies atomo, kitu atveju prie 2 anglies atomo. Tai taisyklė yra tokia. Numeruojam taip, kad pakaitas būtų prie kuo mažesnį anglies atomą, kuo mažesnį numerį turinčio anglies atomo. Tai yra pirmų atveju 3, antrų atveju 2. 2 mažiau negu 3 ar ne, tai dėl to antras variantas yra teisingas ir teisingai sunumeruoti anglies atomai. Ką darom toliau? Toliau išsiaiškinam, koks yra pakaitas ir koks jo pavadinimas. Šituo atveju tai matau, kad yra ar net CH3, vadinasi,
to pakaito pavadinimas bus metil. Jeigu būtų ilgesnis pakaitas, tai būtų 2 anglies atomai, ar ne, tada jau būtų etil ir taip toliau. Taip, tai išsiaiškinom pagrindinę ilgiausią grandinę, teisingai susinumeravom anglies atomus, išsiaiškinom pakaitą ir jo pavadinimą, keliaujam toliau. Taip, tai pagaliau keliaujam prie pačio pavadinimo užrašymo, nes tiek skaidrių parodžiu, bet vis dar nepaaiškinau iki galo, ar ne, kaip tas pavadinimas rašomas. Tai pirmiausia, nurodomas anglies atomo, prie kurio yra prisijungęs pakaitas, numeris, jeigu tų pakaitų iš vis yra. Šituo atveju, kadangi mes turim ar ne pakaitą prie antros anglies, tai reikės nurodyti ir tą skaičių. Tada rašom brūkšnelį. Tai 2 ar ne prie antros anglies esantis pakaitas, brūkšnelis, tada rašomas pakaito pavadinimas ir ilgiausios arba pagrindinės grandinės pavadinimas irgi junginio. Tai kadangi CH3 yra metil pakaitas, tai 2 pakaito vieta ar ne, tada brūkšnelis metil ir ilgiausia grandinė yra 4 anglies atomai, tai atitinka butaną. Tai 2 metil butanas. O tokiu būdu sulipdome iš dalių organinių junginių pavadinimus. Čia dar ne viskas, tų taisyklių yra dar kelios daugiau, tai pasakoju ir toliau, kokių dar galite surasti atvejų rašydami pavadinimus. Gali būti ir taip, kad tų pakaitų bus ne vienas, o keli. Gali būti ir 3, ir 4, ir daugiau, jeigu ilga grandinėlė. Kaip pavadinti, jeigu yra prie tos pačios anglies arba ir prie skirtingų, esmė vis tiek ta pati. Visų pakaitų vietas, tai yra anglies atomų numeris, būtina nurodyti. Nesvarbu, ar tie pakaitai yra vienodi, ar skirtingi, ar prie to pačio anglies atomo, ar prie kelių skirtingų. Tai šituo atveju, ką mes turim, tai ilgiausia grandinėlė yra iš 3 anglies atomų, tai yra propanas. Na ir prie antros anglies yra prisijungę 2 pakaitai. Abu jie yra metil pakaitai, nes yra tik po 1 anglies atomą, ar ne. Tai ką pirmiausia darom, vis tiek nurodom abiejų tų pakaitų vietą, kitaip tariant, anglies atomo numerį ir parašom ne tiesiog 2 ir brūkšnelis, bet 2,2. Tai parodydami, kad tie 2 pakaitai abu yra prie antros anglies. Jeigu būtų atitinkamai prie trečios anglies, tada būtų 2,3. Kas dar čia skiriasi nuo, tarkim, pirmojo pavadinimo, tai dar atsiranda ir priešdėlis di. Tas priešdėlis di rodo, kad metilo pakaitai šitame junginyje yra 2. Jeigu būtų 3 ar 4, tai atitinkamai ir atsirastų trimetil arba tetrametil. Žodžiu, įvardinom, kurioje vietoje yra pakaitai, kokie pakaitai ir kad jų yra 2, belieka pabaigti parašyti pavadinimą, tai nurodyti tos ilgiausios grandinės ar ne, junginio pavadinimas yra propanas. Tai 2,2 brūkšnelis dimetil propanas. Liko jau visai nedaug, tai dar porą taisyklių. Viena iš jų yra, ką daryti, kai yra ne vienas, bet keli ir dar skirtingi pakaitai. Tai juos visus vardyjam abėcėlės tvarka. Tuoj paaiškinsiu ir parodysiu, ką turiu omenyje. Tai pirmiausia, vis tiek ieškome ilgiausios grandinės. Šituo atveju turbūt akivaizdžiai iškart matosi, kuri ta grandinė yra ilgiausia ir kuri yra pagrindinė. Tai aš numeruoju iš kairės į dešinę ir tuoj galėsim pasižiūrėti, ar tikrai teisingai tai padariau. Tai ir vizualiai matosi, kad kairėje pusėje tų pakaitų yra daugiau. Ir iš tikrųjų, jeigu sunumeravus iš kitos pusės, tikrai pasižiūrėję anglies atomų numerius, prie kurių yra pakaitai, tikrai gausime didesnius skaičius. Ką darom toliau? Toliau žiūrim, kokie yra pakaitai. Tai čia aš matau yra 2 metil pakaitai ir 1 atitinkamai etil pakaitas, ar ne? Tai jau skirtingi pakaitai, tai kaipgi juos reikėtų vardyti. Tai metil pakaitai vardyjami vienoje tokioje krūvoje, o etil pakaitai atitinkamai šalia. Tai yra vardyjami vieni paskui kitus. Kadangi turiu 2 metilo pakaitus, tai dar prie metil turėsiu pridėti ir dimetil. Ir kaip atrodo pavadinimas, kurį galėčiau parašyti. Tai vėlgi nurodau pakaitų vietą, tai kadangi prie 2 ir 5 anglies yra metilo pakaitai, tai rašau 2,5. Tada dedu brūkšnelį ir atitinkamai dimetil.
Na, o toliau pagrindinė grandinė pilkai pažymėta 8 anglies atomai, tai yra oktanas. Tai 2,5 brūkšnelis dimetil. Tiesa, dar pamiršau, kad yra ir etil pakaitas. Tai pirmiausia jį vardinu ir tik tada jau oktanas. Tai etil pakaitas yra prie 3 anglies, tai dedu dar vieną brūkšnelį, tada 3, brūkšnelis etil. Tai atkreipkite dėmesį, kad skaičius nuo raidžių atskiriu brūkšneliais, jeigu yra daugiau negu vienas skaičius, tai juos atskiriu kableliu. Na ir tada jau tikrai oktanas, tai 2,5 brūkšnelis dimetil, brūkšnelis 3, brūkšnelis etil oktanas. Žodžiu, toks pavadinimas. Tai ir pats junginys gana sudėtingai atrodantis ir pavadinimas jau tikrai netrumpas. Ką aš dabar padariau, tai lyg ir išvardijau pakaitus abėcėlės tvarka, ar ne? D yra pirmiau negu E. Bet atkreipkite dėmesį, taisyklėje skliaustuose parašyta, kad priešdėliai tos tvarkos nekeičia. Kitaip tariant, aš turiu žiūrėti tik į pakaito pavadinimą, bet ne į tai, kokius priešdėlius dar pridėsiu. Tai M raidė metil yra abėcėlėje kur kas toliau negu E raidė etil. Todėl žalsva ir melsva pavadinimo vietas aš turėčiau iš tikrųjų sukeisti vietomis. Tai yra pirmiausia rašau 3 brūkšnelis etil ir tik tada 2,5 dimetil, na ir oktanas. Tai šitoje vietoje labai atidžiai pasižiūrėkite ir vardykite pakaitus abėcėlės tvarka, neatsižvelgdami į tai, kokį priešdėlį dar pridėsite, norėdami nurodyti ar ne, kiek tų pakaitų yra vienoje ar kitoje molekulėje. Tai antras pavadinimas yra teisingas. Na ir paskutinė taisyklė, tai tikrai dažnai bus taip, kad galimi keli variantai. Kaip galima sunumeruoti anglies atomus ir abu variantai gali atrodyti teisingi, tai kurįgi reikėtų rinktis. Tai vėlgi, pirmiausia, ieškom, kur yra ilgiausioji grandinė. Tai šito atveju irgi tai ji yra tiesėje, dėl to tiesiog pirmiausia renkuosi būdą numeruoti iš kairės į dešinę. Šito atveju ne visai gali padėti iš karto taip paprastai ta taisyklė, kad žiūrėti, kuriame gale arčiau yra ar ne pirmasis pakaitas, nes tiek čia prie antro anglies atomo yra pakaitas, tiek ir čia irgi prie antro anglies atomo yra pakaitas. Tai ir vienu ir kitu atveju atrodo, kad iš abiejų pusių tokiu pat artumu ar ne krašto yra tie pakaitai. Tai aš galiu numeruoti taip, bet galiu numeruoti ir iš kitos pusės. Kaip tai atrodys tada, tai vėlgi pagrindinė grandinė yra ta pati, tik tais vienu atveju iš kairės į dešinę, kitu atveju iš dešinės į kairę vardiju pakaitus. Tai ir vienoje ir kitu atveju ta pati molekulė, tai pažymiu pakaitus, šito atveju tik tais metil pakaitai, kitokių čia nėra ir jų yra 3. Vadinasi, dar vardindama metil pakaitus, kiekvieno jų turiu pirmiausia nurodyti vietą grandinėje ir tada nurodyti, kad jų yra 3, tai yra 3 pridėti ir metil ir atitinkamai uždėti pilkos dalies ar ne pavadinimą, tai koks tai tas alkanas. Tai kadangi pirmų atveju pakaitai yra prie antros anglies ir prie ketvirtos anglies, tai aš taip ir vardinu. Tai yra 2,4,4,3, todėl kad 3 tokie pakaitai metil. Tai yra prie antros anglies 1 ir prie ketvirtos anglies 2 tokie pakaitai ir iš viso jų yra 3, tai 3 metil, na ir 5 anglies atomus turi pentanas. Antruoju atveju, sunumeravus iš dešinės į kairę, aš turiu prie antros anglies 2 pakaitus, tai 2,2,4, ar ne? Vėlgi tas pats 3 metil, todėl kad 3 metil pakaitai, na ir pentanas. Kaip dabar žinoti, kuris atsakymas yra teisingas? Tokiu atveju tiesiog reikia sudėti tuos skaičius ir žiūrėti, kuri suma yra mažesnė. Kitaip tariant, pakaitų vietą nurodančių anglies atomų numerius sudėjus, vienu atveju 2 plus 4 plus 4 aš gaunu 10, o kitu atveju 2 plus 4, 2 plus 2, čia atsiprašau klaidą esu palikusi, plus 4 aš gaunu 8. Tai 8 yra mažiau negu 10, todėl teisingai sunumeravau žymėdama iš dešinės į kairę. Tai čia paskutinė taisyklė, kurią dar turėtumėte žinoti. O dabar pabandykite jūs pasitreniruoti ir pavadinti šios 2
junginius prisimindami, kokias taisyklės ką tik išgirdote. Tai čia palieku ir tokius paruoštukus, kad būtų paprasčiau. Paspauskite pauzę, parašykite, o tada pasitikrinkite. Taip, tai taisyklė pirmiausia yra tokia, kad reikia išsiaiškinti, kur yra ilgiausioji grandinė. Tai pirmame junginyje turbūt nebuvo sudėtinga. Tai 1, 2 ir 3 ar ne ilgiausia grandinė iš 3 anglies atomų. Vienas pakaitas, CH3, tai yra metil pakaitas, tai tiesiog nurodom pakaito vietą, 2, tada dedame brūkšnelį, nurodom pakaito pavadinimą, na ir pagrindinės grandinėlės, ar ne, koks tai alkanas, tai 3 anglies atomus turi propanas. Antrame junginyje galbūt galėjo pasirodyti labai čia taip sudėtingai, tai pabandykim išsiaiškinti, kokį čia pavadinimą reikėjo rašyti. Šiuo atveju nelabai svarbu, iš kurios pusės numeravote anglies atomus, ar iš kairės į dešinę, ar iš dešinės į kairę. Ir vienu ir kitu atveju būtumėt gavę tokį pat pavadinimą. Tai aš numeruoju, kaip labiausiai ir dažniausiai norisi, tai iš kairės į dešinę, tai ilgiausia grandinė yra iš 5 anglies atomų, kaip čia be dėliosi ir sukinėsi tą molekulę arba formulę daugiau negu 5 anglies atomų vienoje eilėje nesugalvosi ir nerasi. Dabar kokie pakaitai, tai vėlgi tie patys metil pakaitai, tik tais jų jau nebe 2, ne 3, bet 4. Vadinasi, priešdėlis atitinkamai atsiras ne 2, ne 3, bet tetra. Ką žiūrim toliau, tai prie kurių anglies atomų tie pakaitai yra prisikabinę. Tai prie antros anglies 2 pakaitai vadinasi 2, kablelis 2, primenu, kiekvieno pakaito vietą būtina įvardyti, nesvarbu, kad prie tos pačios anglies jie yra prikibę. Tada 4, kablelis 4 ir tik tada brūkšnys tetrametil. Taip, tai 2,2,4,4 tetrametil ir atitinkamai 5 anglies atomai yra pentane, tai pentanas. Skaičius kableliais, skaičius ir raidės brūkšniais atskiriam ir toliau vienas žodis. Nepamirštat pakaito, neužtenka nurodyti tik metil pentanas, bet būtina ir nurodyti, kad 4 tokie pakaitai yra, tai tetrametil pentanas. Taigi apibendrinant, organinių junginių pagrindas yra anglis ir vandenilis, jeigu kalbam apie pačius paprasčiausius angliavandenilius. Organinių junginių formulės gali būti molekulinės, kur matom tik tais sudėtį, gali būti struktūrinės, kur matoma ir sudėtis, ir struktūra, tai yra kaip tarpusavyje atomai susijungia. Gali būti sutrumpintos struktūrinės formulės. Vis dar matome ir sudėtį, ir struktūrą, tik tais šiek tiek paprastesnis užrašymo būdas. Ir jeigu visai tingisi rašyti formulės, tai dar paprastesnis būdas yra skeletinės formulės, kur nematome nei vandenilio atomų, nei anglies atomų. Kiekviename linijos kampe yra po vieną anglies atomą. Kalbant apie organinių junginių pavadinimus, tai pačios pagrindinės taisyklės yra tokios. Pirmiausia, nustatoma ilgiausia anglies atomų grandinė. Tada anglies atomai sunumeruojami taip, kad pakaitai būtų prie mažiausią numerį turinčio anglies atomo. Nustatome, kokie yra pakaitai, tai yra jų pavadinimai ir kurioje vietoje jie yra. Ir galiausiai rašome pavadinimą. Tai pirmiausia, pradedame nuo numerio, tai yra anglies atomo numeris, prie kurio yra pakaitas, tada dedame brūkšnelį, tada pakaito pavadinimas, na ir galiausiai ilgiausios grandinės pavadinimas. Tai viskas, ką norėjau jums pasakyti ir papasakoti. Tikiuosi, šis mokomasis filmukas buvo nors šiek tiek naudingas, kaip visada galite atsisukti, sustabdyti, iš naujo perklausyti, treniruotis. Žodžiu, sėkmės bandant krimsti chemijos mokslą ir iki susigirdėjimo kituose mokomuosiuose filmukuose.